Nagai, kuriuos žmonės pamatė, man sakė kosmosas. Kaip visuomet ilgų nagų efektą išgaunu naudodama gel iš softgelio tipsus. Natūralų nagą paruošiu jį pašiaušdama ir tepdama nuriebalintoje, išsirenku visiems pirštams tinkamus tipsų dydžius ir jų vidų ištepu softgelio primeriu, kuris pagerina sukibimą. Nedidelį kiekį klijų tepu ant tipso galiuko ir švelniai spausdama paskirstau klijus per visą natūralaus nago ilgį. Tuomet kiekvieną nagą fiksuoju po mini lempą, o pabaigoje sustingdau ir visą ranką. Tokie ilgi ir lygus nagai gavosi per 10 minučių. Na, o geliniam lakavimui pasirinkau naudoti Sote linijos produktus. Plonam nago padengimui pasirinkau juodą spalvą, o jūs pažiūrėkit, kad tepant net ir plonytis sluoksniukas spalva pasiskirsto tolygiai. Toliau naudojau magnetinės kolekcijos spalvą numeris 1, tokią violetinę rožinę, ir vėlgi plonu sluoksneliu padengiau nagą. Ėmiau magnetuką ir pažaidžiau su magnetinėmis dalelėmis iš abiejų nago pusių. Labai buvo paprasta ir smagu ir apskritai man labai patiko, koks skirtingas žėrėjimas gavosi iš abiejų nago pusių. Manikiūro užbaigimui naudojau mylimą Sote topą be lipnumo, kuris žvilga visą nešiojimo laiką, ir dabar lauksiu komentaruose jūsų atsiliepimų. Ką jūs pagalvojat pamatę tokį manikiūrą?